Tęstinė knygos Žmonijos genetinis kodas 16 pristatymo dalis. Šią dalį pradėsime nuo akmens anglies amžiaus radinių ir kuriozais susijusiais su jais. Radiniai akmens anglyje. Reikšminga dalis radinių, kurios cituoja senovės žmogaus hipotezės šalininkai, buvo rasti Anglijoje, arba tiesiai po žeme esančiose anglių kloduose, arba tiesiog anglių gabalėliuose. Pavyzdžiui, Kremo ir Thompson cituoja šią pastabą, paskelbtą 1891 metais birželį Morrisonville Times. Antradienio rytą ponia Culp pranešė mums apie keistą atradimą. Laužydama anglies gabalą, kad sudėtų jo dalis į dėžę, ji pastebėjo apskritą ertmę, kurios viduje buvo maža, maždaug 25,4 cm, 10 colių ilgio, auksinė grandinėlė, pagaminta iš senovinio metalo. Iš pradžių ponia Culp pamanė, kad kažkas netyčia įmetė grandinėlę į anglį, bet pasilenkusi jos paimti, iš karto suprato savo klaidą. Tiesa ta, kad anglies gabalas lūžo beveik per pusę, o grandinėlė buvo susisukusi į ratą ir jos galai buvo arti vienas kito. O kai gabalas perskilo, buvo atidengta tik vidurinė grandinėlės dalis, o abu jos galai liko įkalinti Angliją. Šis radinys yra nuostabi mįslė archeologams, kurie visada galvoja apie Žemės geologinę sandarą ir kurios gelmės nuolat pametėja senovės laikų mįsles. Anglies luitas, kuriame buvo rasta grandinėlė, buvo iškasta Taylorvilio arba Panos, pietų Ilinojaus valstijoje kasyklose. Baisu net pagalvoti, kiek šimtmečių po žeme. Vienas po kito formavosi sluoksniai, slėpdami nuo mūsų šį senovinį 8 karatų aukso gaminį, sveriantį 8 penis veitus, 12,4 gramo. Šios grandinėlės pėdsakai, kurie po savininkės mirties atiteko jos įpėdiniams, galiausiai buvo prarasti. Tačiau šiuo atveju net nesiginčysime dėl informacijos, dėl radinio abejotinumo. Mums pakaks to, kad kalbame apie radinį anglies gabale. Žiūr toliau. Remiantis Ilinojaus geologijos tarnybos duomenimis, anglies klodo, kuriame buvo rasta grandinė, amžius yra maždaug 260–320 milijonų metų. Tai leidžia manyti, kad tuo metu Šiaurės Amerikoje jau gyveno kultūriškai išsivystę žmonės. M. Kremo, R. Thompson, nežinoma žmonijos istorija. Taip pat yra radinių patvirtintų ir nuotraukomis. Pavyzdžiui, Newtonas Andersonas teigia 1944 metais radęs anglies gabale nedidelį varpelį. Varpelis yra jo žinioje. Abejojantis kviečiami pasikalbėti su juo asmeniškai telefonu 304-842-5556 arba parašyti jam laišką adresu newt@eolink.net. Deja, nėra jokių kitų įrodymų apie žinutės autentiškumą. – 1912 metais dviemesto elektrinės Tomo mieste, Oklahomos valstijoje, darbuotojai, skaldydami didelius anglies gabalus, viename iš jų rado nedidelį geležinį katilą. Kremo ir Thompson savo knygoje dėl kažkokios priežasties šį katilą vadina puodeliu ir teigia, kad kažkada šis objektas buvo privačiame muziejuje pietų Misūrijoje, kur šalia puodelio buvo tam tikro Franko Kenvudo Sulphur Springse, Arkanzase, 1948 metais, lapkričio 27 dienos priesaikoje parašytas liudijimo tekstas. Štai kas jame buvo rašoma. 1912 metais, dirbdamas Tomo miesto elektrinėje Oklahomoje, aptikau didžiulį anglies gabalą. Jis buvo per didelis ir turėjau jį suskaldyti plaktuku. Iškrito geležinis puodelis, palikdamas anglyje skylę. Įmonės darbuotojas vardu Jimas Stolas matė, kai aš sudaužiau gabalą ir puodelis iškrito. Man pavyko atsekti anglies kilmę iki Wilburtono kasyklų Oklahomoje. Pasak Roberto Fajaus, Oklahomos geologijos tarnybos darbuotojo, Wilburtono kasyklose iškasama anglis yra 312 milijonų metų senumo. M. Kremo, R. Thompson, nežinoma žmonijos istorija. Tačiau puodelis kažkur dingo 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Bet vėlgi, nesiginčysime. Jo nuotrauka yra išsaugota Kreacionizmo muziejaus svetainėje www.creationevidence.org. Kremo ir Thompsonas mini dar masyvesnių radinių pavyzdžius.
Pavyzdžiui, jie cituoja ištrauką iš 1897 m. balandžio 20 dienos Omahos, Nebraska, laikraštyje Daily News paskelbtą pranešimą. Vienas iš angliakasių, kasęs anglį 39,5 metro gylyje, šiandien aptiko netikėtą akmens gabalą, kuris kažkaip atsidūrė kasyklos dugne. Tai buvo tamsiai pilkos spalvos akmens luitas, maždaug 61 cm ilgio, 30 cm pločio ir 10 cm storio. Akmens paviršius beje buvo labai kietas ir buvo padengtas linijomis, kurios sudarė daugiakampius, labai panašius į idealiai nušlichlotus deimantus. Kiekvieno tokio deimanto centre buvo aiškiai pavaizduotas pagyvenusio vyro veidas, su savotiškomis raukšlėmis, išraižytomis ant kaktos, ir visi šie vaizdai buvo labai panašus vienas į kitą. Visi šie veidai išskyrus du žiūrėjo į dešinę. Kalnakasiai net negali spėti, kaip šis akmuo galėjo atsidurti požeminėse gelmėse 130 pėdų gylyje po keliais smiltainio sluoksniais, tačiau jie įsitikinę, kad uolienų sluoksnio, kuriame jie rado radinį, niekas iki jų nebuvo lietęs. Užklausos į Ajovos valstijos istorinio paveldo biurą ir Ajovos universiteto valstijos archeologijos tarnybą nedavė jokių rezultatų. Vienintelis dalykas, kuris buvo nustatytas, tai apytikslis lygai kasyklos anglies klodų amžius, kurie tikriausiai susidarė karbono laikotarpiu. M. Kremo, R. Thompson, nežinoma žmonijos istorija. Dar labiau neįtikėtini yra pranešimai apie ištisus kai kurių senovinių statinių sienų atradimą anglies kloduose. Šiuo atveju Kremo ir Thompson naudoja informaciją iš kitų knygų. Taip, Brado Steigerio knygoje, remiantis tam tikro W. McCormicko iš Abileno, Teksasas žodžiais, atkartojama jo senelio istorija apie betoninę sieną atrastą dideliame gylyje anglies kasykloje. 1928 metais aš, Atlasas Elmonas Matija, dirbau numeris 5 anglies kasykloje, už 2 mylių į šiaurę nuo Heivenerio, Oklahomoje. Šachta buvo vertikali ir, kaip mums sakė, siekė 2 mylias. Tiesą sakant, šachta buvo tokia gili, kad turėjome leistis keltuvu. Orą tiekdavo specialus siurblys. Vieną vakarą Matės padėjo sprogstamuosius užtais šachtos 24 kambaryje. Kitą rytą kambaryje buvo rasti keli betoniniai blokai, kurių kiekvieno kraštinė buvo 12 colių, 30 cm. Kurie buvo tokie lygus ir tiesioginė prasme nupoliruoti, kad bet kurį iš 6 kiekvieno bloko pusių buvo galima naudoti kaip veidrodį. Matisas toliau pasakoja: aš panaudojau kirtiklį, kad atlaužčiau iš vieno iš jų gadolą. Tai buvo tikras betonas. Kai pradėjau montuoti tvirtinimo elementų salėje, uolas staiga sugriuvo ir aš vos išsigelbėjau. Grįžęs ten po uolos griūties, radau visą sieną iš lygiai tokių pačių poliruotų blokų. Kitas kalnakasis, dirbęs 100–150 jardų, 90–137 metrų žemiau, aptiko tokią panašią arba lygiai tokią pačią sieną. Pasak Matiso, kasybos bendrovė įsakė visiems nedelsiant evakuotis iš kasyklos ir uždraudė jiems kam nors pasakoti, ką jie matė. 1928 metais rudenį kasykla buvo uždaryta, o kalnakasiai perkelti į kasyklą netoli Wilburtono, Oklahomoje. Matiso spaliau praneša, kad Wilburtono kalnakasiai pranešė radę didelį sidabro luitą statinės formos, su statinės šukės žymėmis. Abiejų kasyklų anglies klodai siekia maždaug 300 milijonų metų. Kremo ir Thompson taip pat mini M. Gisupo knygą Įrodymai apie NSO, kurioje pateikiama ši informacija. Pranešama, kad 1868 metais Jamesas Parsonsas ir jo 2 sūnus Hamonvilio, Ohajo valstijoje, anglies kasykloje rado skalūnų sieną. Didžiulė lygi siena buvo atidengta po to, kai sugriuvo ją slėpęs didžiulis anglies luitas. Sienos paviršius buvo padengtas keliomis reljefiniais hieroglifų eilėmis. Šių radinių vietą, pačiuose anglies kloduose, reikalauja pripažinti jų milžinišką amžių. Remiantis šiuo metu priimta anglies susidarimo iš senovės augalų liekanų teorija. Tuo tarpu radiniai yra akivaizdžiai antropogeninės kilmės, tai yra, juos padarė kažkieno rankos. Jie galėjo patekti į anglies klodą tik jam formuojantis, todėl jie turėjo būti padaryti atitinkamu laiku. Bet jei anglies klodai susidarė prieš 100 milijonų metų, kaip rodo biologinė jų kilmės versija, kas galėjo pagaminti šiuos artefaktus?
Atsakydami į šį klausimą, Kremo ir Thompson cituoja 1862 m. gruodžio mėnesio žurnalo The Geologist pastabą, kurioje teigiama: Makupino apygardoje, Ilinojaus valstijoje, nesenai buvo rasti žmonių kaulai, gulintys 90 pėdų, 27 metrų gilyje anglies sluoksnyje, po 2 pėdų 60 cm storio skalūnų uolienų sluoksnio. Atradimo metu kaulai buvo padengti pluta iš kietos, blizgios medžiagos dangos, kurios spalva mažai skyrėsi nuo anglies, tačiau šią medžiagą nugramdžius, kaulai buvo natūraliai baltos spalvos. Makupino apygardoje, kur buvo rastas skeletas, esanti anglis yra mažiausiai 286 milijonų metų senumo, o galbūt net 320. Mike Kremo, R. Thompson, nežinoma žmonijos istorija. Akmens anglies skynė. Visuotinai pripažįstama, kad pagrindiniai iškastinio akmens anglių telkiniai susidarė daugiausia atskirų laikotarpių, kai Žemėje susiklostė palankiausios sąlygos. Dėl šio laikotarpio ryšio su anglimi jis gavo savo pavadinimą – karbono periodas, iš angliško carbon – anglis. Karbono periodo pradžia, anot mokslininkų, žymi reikšmingą planetos paviršiaus sąlygų pasikeitimą. Klimatas tapo žymiai drėgnesnis ir šiltesnis nei ankstesnių laikotarpių. Nesuskaičiuojamosiose lagūnose, upių deltose ir pelkėse karaliavo vešli termofilinė ir drėgmę mėgstanti flora. Masinio jos išsivystymo vietose susikaupė milžiniški kiekiai durpes primenančios augalinės medžiagos, kuri laikui bėgant, veikiant cheminiams procesams, virto didžiuliais anglies telkiniais. Anglies kloduose dažnai randama, kaip mano geologai ir paleobotanikai, gerai išsilaikiusių augalų liekanų, rodančių, kad karbono laikotarpiu Žemėje atsirado daug naujų floros rūšių. Tai buvo tiesioginė prasme vešlios augmenijos metas. Anglies susidarimo procesas dažniausiai apibūdinamas taip. Ši sistema vadinama karboninė, nes tarp jos sluoksnių yra galingiausi Žemėje žinomi anglies sluoksniai. Anglies sluoksniai susidarė apanglėjus augalų liekanoms, masiškai palaidotoms nuosėdose. Kai kuriais atvejais anglies susidarimo medžiaga buvo dumblių sankaupos, kitais sporų ar kitų smulkių augalų dalių sankaupos, dar kitais didelių augalų kamieniai, šakos ir lapai. Laikui bėgant, tokiose organinėse liekanose augalų audiniai, kaip manoma, lėtai praranda kai kuriuos savo sudedamosius junginius, kurie išsiskiria dujinėje būsenoje, o kai kuriuos, ypač anglies, spaudžiama ant jų nukritusių nuosėdų svorio ir paverčia anglimi. Pirmiausia, durpės virsta rudąja anglimi, po to anglimi ir galiausiai antracitu. Visa tai vyksta aukštoje temperatūroje. Antracitai yra anglis pakitusios dėl karščio. Antracito gabalėliai užpildyti mažų porų masę, susidariusią iš dujų burbuliukų išsiskiriančių dėl anglies sudėtyje esančio vandenilio ir deguonies veikiamų karščiui. Manoma, kad šilumos šaltinių galėjo būti arti esančių bazaltinių lavų išsiveržimas, susidarant žemės plutos įtrūkimams. Manoma, kad veikiant 1 km nuosėdų sluoksnių slėgiai, 20 m durpių sluoksnis virsta 4 m storio rusvųjų anglių sluoksnio. Jei augalinės medžiagos nuosėdų gylis siekia 3 km, tas pats durpių sluoksnis virsta 2 m storio anglių sluoksnio. Didesnėme gylyje apie 6 km ir aukštesnėje temperatūroje 20 m durpių sluoksnis virsta 1,5 m storio antracito sluoksnio. Apibendrinant, pažymime, kad pagal daugelį šaltinių susidaro grandinė durpės, rudosios anglis, antracitas, papildyta grafitu ir net deimantais, dėl ko susidaro transformacijų grandinė. Durpės, rudosios anglis, antracitas, grafitas, deimantas. Didžiuliai anglies kiekiai, kurie daugiau nei 100 maitino pasaulio pramonę, remiantis visuotinai priimtą nuomonę, rodo milžinišką karbono eros pelkėtų miškų mastą.
Aukščiau pateiktai vadinamajai biogeniniai organiniai anglies kilmės versijai aktyviai prieštarauja kreacionistai, kurie visiškai nėra patenkinti anglies klodų karamžiumi, kuris siekia 100 milijonų metų, nes tai prieštarauja Senojo testamento tekstams. Jie kruopščiai renka argumentus, nurodančius prieštaravimus tarp šios teorijos ir tikrosios anglies klodų prigimties. Ir jei atsiribotume nuo kreacionistų įsitikinimo apie trumpą mūsų planetos istorijos versiją, nedaugiau kaip 10 000 metų, kaip matyti iš Senojo testamento, turime pripažinti, kad nemažai jų argumentų yra gana rimti. Pavyzdžiui, jie pastebėjo tokią gana dažnai sutinkamą keistą anglies telkinių ypatybę, kaip jų skirtingų sluoksnių neparalelizmą. Itin retais atvejais anglies klodai išsidėstė lygiagrečiai vienas kitam. Beveik visi anglies telkiniai tam tikrų momentų suskyla į 2 ar daugiau atskirų klodų. Jau beveik suskylusio klodo susijungimas su kitu esančio aukščiau retkarčiais pasirodo kloduose Z formos sandūrų pavidalu. Sunku įsivaizduoti, kaip 2 vienas virš kito esantis klodai galėjo atsirasti dėl augančių ir jas pakeičiančių miškų nuosėdomis, jei jie sujungti vienas su kitu perpildytomis raukšlių grūdomis ar net Z formos sandūromis. Jungiamasis įstrižinis Z formos jungties sluoksnis yra ypač ryškus įrodymas, kad abu sluoksniai, kuriuos jis jungia, iš pradžių susidarė vienu metu ir buvo vienas sluoksnis, o dabar yra 2 lygiagrečios viena kitai suakmenėjusios augmenijos horizontalios plokštumos. Ross Junkeris, Z. Schereris, gyvybės kilmės ir vystymosi istorija. Tokios raukšlės ir Z formos jungtis iš esmės prieštarauja visuotinai priimtam anglies kilmės scenarijui. Ir pagal šį scenarijų raukšlės ir Z formos jungtis absoliučiai nepaaiškinamos. Juk kalbame apie empirinius duomenis, kurie randami visur. Išsamesnius argumentus prieš biogeninę anglies susidarimo versiją galite rasti mano knygoje Sensacinga Žemės istorija, kuri jau buvo minėta anksčiau. Čia pateiksime tik dar vieną faktą, į kurį kreacionistai nekreipia dėmesio, bet kuris tiesiog nužudo visuotinai priimtą teoriją. Pažvelkime į rudašias ir antracitinės anglis cheminės sudėties požiūriu. Kasant anglį labai svarbus mineralinių priemaišų kiekis arba vadinamasis pelenų kiekis. Jis labai svyruoja nuo 10 iki 60%. Taigi Donecko, Kuznecko ir Kansko-Ačinsko baseinų anglių pelenų kiekis yra 10–15%, Karagandos 15–30%, Ekibastuzo 30–60%. O kas yra pelenų kiekis? Ir kas yra tos mineralinės priemaišos? Bemolio intarpų, kurių atsiradimas kaupiantis pirminėms durpėms, jei laikysimės anglies susidarimo iš durpių versijos, yra gana natūralus, yra tarp dažniausiai minimų priemaišų siera. Durpių susidarimo proceso metu į anglį patenka įvairių elementų, kurių dauguma susikaupia pelenuose. Degant anglims į atmosferą išsiskiria siera ir kai kurie lakieji elementai. Santykinis sieros ir pelenus formuojančių medžiagų kiekis anglyje lemia anglies rūšį. Aukštos kokybės anglis turi mažiau sieros ir mažiau pelenų nei žemos kokybės anglis, todėl ji yra paklausesnė ir brangesnė. Nors sieros kiekis anglise gali svyruoti nuo 1 iki 10%. Daugumoje pramonėje naudojamų anglių jos yra 1–5%. Tačiau sieros priemaišos yra nepageidaujamos net ir mažais kiekiais. Degant anglims, didžioji dalis sieros į atmosferą išsiskiria kenksmingų teršalų, sieros oksidų pavidalu. Be to, sieros priemaišos neigiamai veikia kokso ir plieno, išlydyta naudojant tokį koksą kokybę. Susijungusi su deguonimi ir vandenimi, siera sudaro sieros rūgštį, kuri ardo anglimi kūrenamų šiluminių elektrinių mechanizmus. Sieros rūgšties yra kasyklų vandenyje, prasiskerbiančiose iš išdirbtų šachtų, kasyklų ir nuosėdų sąvartynuose, teršia aplinką ir trukdo augmenijai vystytis. Ir čia kyla labai rimtas klausimas, iš kur atsirado siera anglise. Tiksliau, iš kur jos atsirado tokiu dideliu kiekiu, iki 10%. Esu pasirengęs ladžintis, net ir turėdamas toli gražu nebaigtą organinės chemijos išsilavinimą, kad medienoje niekada nebuvo ir negalėjo būti tokių sieros kiekio. Nei medienoje, nei kitoje augmenijoje, kuri galėtų tapti durpių, kurios vėliau buvo paverstos anglimi pagrindu. Ten sieros yra keliais dydžio eilėmis mažiau. Be to,
Jei paieškos sistemoje įvesime žodžių derinį siera ir mediena, dažniausiai pasirodo tik dvi parinktis, kurios abi yra susijusios su dirbtiniu sieros naudojimu – medienai konservuoti ir kenkėjams kontroliuoti. Pirmųjų atveju naudojama sieros savybė kristalizuotis. Ji užkemša medienos poras ir nepasišalina iš jų normalioje temperatūroje. Antrojų atveju naudojamas grindžiamas sieros savybių toksiškumu net ir mažais kiekiais. Jei pirminėse durpėse buvo tiek daug sieros, tai kaip ją suformavę medžiai apskritai galėjo augti? O gal dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių kažkokia senovė siera, nepaisant savo šiuolaikinio elgesio, neužkimšdavo senovinių augalų porų? Ir kaip užuot išmirę, visi tie vabzdžiai, kurie neįtikėtinais kiekiais dauginosi karbono periodu ir vėlesniais laikais ir maitinosi augalų sultimis, kuriuose buvo tiek daug nuodingos sieros, jie jautėsi daugiau nei patogiai. Tačiau net ir dabar pelkėta vietovė sukuria labai patogias sąlygas vabzdžiams. Bet Anglijoje sieros ne tik daug, jos išties labai daug, jei jau kalbame apie sieros rūgštį. Be to, kartu su anglimi dažnai randami ir tokio naudingo sieros junginio kaip sieros spiritas telkiniai. Be to, telkiniai tokie dideli, kad jo gavyba organizuojama pramoniniu mastu. Donecko baseine lygiagrečiai su čia išgaunamos geležies rūdos plėtros vyksta ir karbono periodo anglių bei antracito kasyba. Sieros spiritai yra beveik nuolatiniai Anglies palydovai ir kartais tokiais kiekiais, kad jie tampa netinkama naudoti. Pavyzdžiui, Maskvos baseino anglis. Tai nebėra paslaptis. Tai tiesioginis ir betarpiškas prieštaravimas tarp anglies susidarimo iš durpių teorijos ir realių empirinių duomenų. Abiogeninė teorinė. Pasirodo, yra variantas, leidžiantis apsieiti be tokių prieštaravimų faktams. Tačiau jis susijęs su kietosios ir rudosios anglies kilme, ne iš senovienės augmenijos, kaip teigia visuotinai priimta versija. Anksčiau minėjome augančios Žemės hipotezę, pagal kurią mūsų planetos plėtimosi procesas vyksta dėl hidridų skilimo Žemės branduolyje. Žemės branduolyje esantis hidridai skila į juos sudarančius metalus, geležį ir nikelį ir vandenilį, kuris kyla į planetos paviršių. Pakeliui vandenilis kaip chemiškai labai aktyvi medžiaga sąveikauja su įvairiais kitais mantijoje esančiais elementais. Visų pirma, susijungia su anglimi, jis sudaro metaną, CH4. Ir būtent metanas, kilęs iš planetos gelmių, o ne senovės augalai, pasirodo esas šaltinis anglims susidaryti. Kaip tai vyksta, išsamiai aprašyta S. Digonskio ir V. Teno monografijoje Nežinomas vandenilis. Atsižvelgiant į pripažintą giliųjų dujų vaidmenį ir remiantis vieno skyriuje pateiktą medžiagą, natūralių anglies turinčių medžiagų genetinį ryšį su juveniliniu ondeniliu metano skysčiu galima apibūdinti taip. 1. Iš dujų fazės sistemos COH, metanas, vandenilis, anglies dioksidas gali būti sintetizuojamos kietos ir skystos anglies medžiagos, tiek dirbtinėmis sąlygomis, tiek gamtoje. Natūralus deimantas susidaro akimirksniu įkaitinant natūralius dujinius anglies junginius. Dirbtinėmis sąlygomis metano, praskiesto vandeniliu, pirolizė veda prie grafito sintezės, pirolizės, o gamtoje prie grafito ir greičiausiai visų anglių rūšių susidarimo. Dirbtinėmis sąlygomis grino metano pirolizė veda prie suodžių sintezės, o gamtoje prie šungito susidarimo. Dirbtinėmis sąlygomis metano, praskiesto anglies dioksidu, pirolizė veda prie skystų ir kietų angliavandenilių sintezės, o gamtoje prie visos bitumininių medžiagų genetinės serijos susidarimo. S. Digonski, V. Ten, Nežinomas vandenilis. Šios monografijos vienos skyriaus, nurodytoje citatoje, vadinasi kietųjų dalelių polimorfizmas ir daugiausia skirstas grafito kristalografiniai struktūrai ir jo susidarimui ir metano laipsniško virsmo metu veikiant šilumai, tai yra pirolizės metu, į grafitą, kuris paprastai pateikiamas tik bendros lygties pavidalu. Tačiau ši bendra lygties forma slepia svarbiausią procesą, kuris iš tikrųjų vyksta detales. Pagal Gay-Lussac ir Ostwald taisyklę, pagal kurią bet kuriame cheminėme procese iš pradžių susidaro nestabiliausia galutinė sistemos būsena, o mažiausiai stabili būsena, kurios energetinė vertė yra arčiausiai pradinės sistemos būsenos.
Tai yra, jei tarp pradinės ir galutinės sistemos būsenų yra eilė tarpinių santykinai stabilių būsenų, jos paeiliui pakeis viena kita laipsniško energijos pokyčio tvarka. Ši laipsniškų perėjimų taisyklė arba nuoseklių reakcijų dėsnis taip pat atitinka termodinamikos principus, nes šiuo atveju vyksta monotoniškas energijos pokytis nuo pradinės iki galutinės būsenos, paeiliui įgyjant visas įmanomas tarpines vertes. S. Digonski, V. ten, nežinomas vandenilis. Tai reiškia, kad metanas pirolizės metu ne tik praranda vandenilio atomus, bet ir pereina nuoseklius liekanų etapus su skirtingu vandenilio kiekiu, tai yra susidaro vadinamieji radikalai, ir šios liekanos taip pat dalyvauja reakcijose, sąveikaudamos tarpusavyje ir sudarydamos naujus sudėtingus junginius. Pavyzdžiui, reakcijos gali vykti šiomis grandinėmis. Būtent šios grandinės yra energetiškai palankesnės, lyginant su visišku vandenilio praradimu metane. Ir kaip matote, jos veda prie sudėtingų angliavandenilių susidarimo. Taikant grafito susidarimą iš metano procesą, pasirodo, yra pageidautinos grandinės, vedančios į benzeno žiedų susidarimą. O tai savo ruožtu lemia, kad grafito kristalografinė struktūra iš esmės yra nesujungti grynos anglies atomai, kaip vis dar mokoma mokykloje, kvadratinio tinklelio mazguose, atitinkančios šios grynos anglies tetravalentinę būseną, o benzeno žiedų heksaedrai be vandenilio. Pasirodo, grafitas yra sudėtingas angliavandenilis, kuriame vandenilio tiesiog liko labai mažai, tik kraštutiniuose struktūros benzeno žieduose. Kristalinio grafito nuotraukose su daugkartiniu padidinimu tai aiškiai matoma. Kristalai turi ryškią šešiakampę formą, o ne kvadratinę, kaip dažnai klaidingai įsivaizduojama. Iš visų paminėtų ir iš dalies pateiktų čia, monografijos Nežinomas vandenilis pirmame skyriuje mums svarbi tik viena mintis. Idėja, kad metalo skilimo procese visiškai natūraliu būdu susidaro kompleksiniai angliavandeniliai. Taip atsitinka todėl, kad tai pasirodo esanti energetiškai naudinga. Ir ne tik dujiniams ar skystiems angliavandeniliams, bet ir kietiems. Taip pat labai svarbu tai, kad kalbame ne apie grinai teorinius tyrimus, o apie labai išsamių empirinių tyrimų rezultatus. Ir kai kurie iš jų iš esmės jau seniai vykdomi. Pirolizės grafito produktai plačiai naudojami įvairiose pramonės šakose. O kaip tada su pagrindiniu rudosios ir juodosios anglies organinės kilmės versijos kozyriu, jose esančiomis karbonizuotomis augalinėmis liekanomis? Karbonizuotų augalų liekanų didžiuliais kiekiais randama anglies telkiniuose ir paleobotanikai užtikrintai nustato augalų rūšis šiuose liekanose. Remiantis šių liekanų gausa, padaryta išvada apie beveik tropines sąlygas didžiuliuose mūsų planetos regionuose ir prabangų augalų pasaulio žydėjime karbono periodu. Be to, net anglies telkinių amžių nustato pagal augmenijos rūšis, kurios buvo įspaustos ir išsaugotos liekanų pavidalų šioje anglyje. Iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio, toks argumentas atrodo nepaneigiamas. Bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. Tiesą sakant, nenugalimas kozyris nugalimas gana lengvai. Ką dabar ir padarysiu? Padarysiu tai svetimomis rankomis. Atsiversdamas tą pačią monografiją Nežinomas vandenilis. 1973 metais žurnalas Žinios yra galia išspausdino didžiojo biologo A. Liubiščevo straipsnį Šerkšno raštai ant stiklo. Žinios yra galia, 1973, numeris 7, puslapį 23-26. Šiame straipsnyje jis atkreipia dėmesį į ryškų išorinį ledo raštų panašumą su įvairiomis augalų struktūromis. Atsižvelgdamas į tai, kad egzistuoja bendrieji dėsniai, reglamentuojantis formų formavimąsi gyvojoje gamtoje ir neorganinėse medžiagose, A. Liubiščevas pažymėjo, kad vienas iš botanikų ledo rašto ant stiklo nuotrauką supainiojo su usnės nuotrauka. Cheminių požiūrių, šerkšno raštą ant stiklo yra vandens garų kristalizacija dujų fazėje ant šalto pagrindo rezultatas. Natūralu, kad vanduo nėra vienintelė medžiaga, galinti suformuoti tokius raštus, kristalizuodamasi iš dujų fazės, tirpalo ar lydalo. Tuo pačiu metu niekas nebando, net ir esant dideliam panašumui, nustatyti genetinio ryšio tarp neorganinių dendritinių augalinių darinių ir augalų.
Tačiau visiškai kitokie samprotavimai gali būti išgirsti, jei augalų raštus ar formas įgyja anglies turinčios medžiagos, kristalizuojančios iš dujų fazės, kaip parodyta 209 paveiksle pasiskolintame iš darbo V.I. Bereskinas apie Karelijos šungų kilmės suodžių modelį, geologija ir fizika 2005, tas 46, numeris 10, P 1093 1101. Pirolizės būdu iš metano, praskiesto vandeniliu, gautam pirolizės grafitui metu, nustatyta, kad nuo dujų srauto nutolusiose nejudančiose zonose susidarė dendritinės formos labai panašios į augalinės liekanas, aiškiai rodančios iškastinių anglių augalinę kilmę. S. Digonski, V. Ten, nežinomas vandenilis. Žemiau parodysiu keletą darinių, kurie visai nėra anglies įspaudai, o metano pirolizės šalutinis produktas skirtingomis sąlygomis – nuotrauko. Tai nuotraukos iš monografijos Nežinomas vandenilis ir iš Sergejaus Digonskio asmeninio archyvo, kuris jas man maloniai pateikė. Pacituosiu praktiškai be komentarų, kurie čia mano nuomonė būtų tiesiog nereikalingi. Štai ir viskas. Koziris muštas. Patikimai moksliškai pagrįsta organinės anglies ir kitų iškastinių angliavandenilių kilmės versija nebeturi jokio rimto realaus pagrindo. Tariamos augalų liekanos ir įspaudai anglyje visai nėra tikrų senovės augalų įrodymas, o tik kai kurių mums vis dar nežinomų materijos saviorganizacijos principų veikimo metano pirolizės metu rezultatas. Tačiau abiogeninė, tai yra nebiologinė, anglies kilmė turi svarbių pasiekmių ne tik paleobotanikai. Esmė ta, kad biogeninės versijos kontekste anglies susidarimui prireikia daugelio milijonų metų. Pirma, ilgą laiką turėjo kauptis augalinės nuosėdos. Tada reikėjo laiko, kad ant šių liekanų susidarytų tinkamos sąlygos. Ant viršaus turėjo susidaryti kiti sluoksniai, sukuriantis aukštą slėgį. Ir galiausiai reikėjo papildomo laiko anglių virsmo procesui, esant aukštam slėgiui ir temperatūrai. Abiogeninės teorijos rėmuose viskas yra kitaip. Visiškai aišku, kad metanas pasiekęs Žemės paviršių tiesiog ištirps atmosferoje. Kad iš jo susidarytų anglis, metanas turi turėti pirolizės reakciją kažkur pačioje Žemės plutoje, arba esamose ertmėse, arba ertmėse, kurios susidaro esamose sluoksniuose arba tarp sluoksnių veikiant aukštam paties metano slėgiui, kylančiam į viršų. Tai yra, procesas vyksta esamose geologiniuose sluoksniuose, o ne virš jų. Iš to išplaukia, pavyzdžiui, kad virš anglies esantis geologinis sluoksnis susidarė akivaizdžiai anksčiau ir niekiek ne vėliau nei po ją esantis anglies sluoksnis. Tai ne tik ištrina iš planetos istorijos klaidingai išrastą karbono periodą, bet ir radikaliai pakeičia anglies klodų amžių. Planetos plėtimasi ir metano kilimas iš gelmių procesas tęsiasi. Ir niekas netrukdo anglies sluoksniams, kurie minimi kalbant apie anomalius senovinius atradimus, būti ne 100 milijonų metų senumo, o labai jauniems, tiesioginė prasme keliems tūkstančiams metų ir net trumpesniems. Anglies kasybos vietovėse vis dar nuolat sunkiasi metanas. Tai gali būti likučiai, arba tai gali būti nuolatinio angliavandenilių garų srauto iš podirvio įrodymas. Visų pirma, žinoma, kad temperatūra anglies kasyklose kyla. Kartais tai paaiškinama bendru temperatūros didėjimu didėjant gyliui, kas toli gražu nėra akivaizdu ir dažnai nepakankama, kad būtų galima paaiškinti aukštą temperatūros gradientą anglies kloduose. Kartais tai paaiškinama tuo, kad anglis tariamai oksiduojasi dėl į kasyklas patenkančio oro, tai yra jis iš tikrųjų dega lėtai. Bet ar negalėtų tai būti pasekmė to, kad iš gelmių toliau kyla įkaitę angliavandenilių garai? Gali būti. Lygiai taip pat gali periodiškai kilti metano sprogimai ir gaisrai kasyklose, kur regis laikomasi visų saugos priemonių.
gali būti viso to pasekmė. Taigi niekas netrukdo anglims toliau formuotis net ir šiuo metu. Bet kaip tada tiksliai nustatyti, kiek metų yra anksčiau aprašytiems anomaliai senovinėms ir kitiems panašiems radiniams? Norėdami tai padaryti, pirmiausia turime žinoti tikrąjį anglies klodo amžių, o tai reiškia, kad turime sukurti naujus šio amžiaus nustatymo metodus, juk seni, kaip paaiškėjo, visiškai tam netinkami. Pagal abiogeninę teoriją, augalų liekanos nieko nebesako apie anglies amžių. Ir galiausiai, pagal besiplečiančios Žemės teoriją, iš gelmių kylantis vandenilis reaguoja su deguonimi ir sudaro vandenį. Vanduo, būdamas gana stiprus tirpiklis, kyla aukštyn, kartais labai prisotintų įvairių druskų tirpalų pavidalu. Patekęs į šaltesnius Žemės plutos sluoksnius, toks tirpalas atvėsta ir tampa persotintas. Dėl to šiuose tirpaluose esančios druskos nusėda ir sudaro tai, ką mes vadiname akmens druskos nuosėdomis. Atitinkamai, kalbant apie anomaliai senovinius radinius druskos sluoksniuose, kuriuos taip pat mini Kremo ir Thompson, jų nėra daug, bet jie egzistuoja, viskas, kas anksčiau buvo pasakyta apie radinius anglyse, bus tiesa. Apskritai galima teigti, kad anomaliai seni radiniai anglies ir druskos sluoksniuose, kaip ir patys geologiniai sluoksniai, yra daug jaunesni nei šiuo metu manoma. Taigi šie radiniai visiškai nėra hipotetinės senovės žmonijos įrodymas. Knygos Žmonijos genetinis kodas 16 dalies pabaiga. Kaip minėjau šios dalies pradžioje, nematau prasmės aptarinėti pateiktą informaciją. Viskas išdėstyta paprastai ir aiškiai. Pasirodo, akademinio mokslo peršami faktiniai įrodymai nėra visiškai jokie pagrįsti faktai. Sekančią dalį pradėsime nuo neteisingo datavimo, kas itin aktualu nustatant radinių amžių.